Nuobodžiaujate? Gerai būtų. Tėvas išeina į pensiją, tai bus balius. Galvoju, ką padovanot. Padovanokit tai, ko žmogui reikia. Nu, tai tu dabar pasakyk, nu tai ko gali reikėti pensininkui? Mano dešrų? Nu tai kaip čia tėvui nedovanos iki dėžės meslitos dešrų? Pernai per gimtadienį padovanau. Iš pradžių galvojau, kad padovanot, nu gal auksinį laikrodį. Bet paskui pagalvojau, nu kam pensininkui reikalingas laikrodis? Tai kad žinot, kada vaistus gert. Nu taip, kada žinotum, kada vaistus gert, tai laikrodžiai reikia. Bet tai pensininkui visada laikas yra gert vaistus. Ir iš vis, jis nieko daugiau nedaro. Tik tai geria vaistus ir žiūri, kurioje parduotuviai meslitos dešros pigesnės. Bet laikrodis graži dovana? Nu tai kas, kad graži? Taigi nepraktiška visiškai. Pensininkas gi visą laiką žino, kiek dabar yra valandų. Pasigyv namie, visą laiką yra įjungtas televizorius. Tai jisai pasižiūri, kokia laida eina per televizorių, mintinai yra išmokęs programą, prisimena, kai laida programoje kelintą valandą ir taip maždaug žino, kiek yra dabar valandų. Apie ką dar galvojate? Apie lietus ratlankius. Stoju pas tėvą kieme seną Askoną, tai 5 metus ten su ja niekas nevažinėja, nes net variklio nėra. Tai galvoju, padovanosiu naujus lietus ratlankius, uždės, tai bent jau gražiai atrodys. Be ryšio? Nu gal ir be ryšio. Padovanokit jam kelionę ar kruizą. Keliaujantis pensininkas? Nu, nenatūralu kažkaip. Gal biliardo stalą padovanot? Nu, bet ne, biliardą žais smagiausia tai pasikaitinus pirteliai, alaus išgėrus. Tai tada reiktų dovanoti jau ir sauną, ir alaus nupirkti. Netilpsgi viskas. Namukas tai mažas. Geriausia padovanoti tai, iš tikrųjų tai geriausia žmonijos išradimą per visą gyvenimą. Grinuosius. Kaip sakoma, reikia dovanoti tai, ko labiausiai trūksta, o pensininkui visada trūksta pinigų. Padovanosiu, tai galėsiu sumokėti už šildymą. Klausyk, o tu nežinai, greit pristato greitasis paštas vokelį? Nežinai? O pas nevažiuosite pasveikinti? Oi, ne, tikrai nevažiuosiu. Pensininkai labai gerai perka mano dešras, bet aš tai labai jų nemėgstu. Man tai yra taip, jeigu jau išėjai į pensiją, tai kaip ir esi nurašytas. Čia kaip tam filme. Šioje šalyje nėra vietos senukams? Nuvarytus arklius nušauna.